kryžiukas, nuliukas. Kryžiukas, nuliukas, kryžiukas, nuliukas, kryžiukas, nuliukas ir vėl pralaimėjau. Aš esu Olė, gimiau Radviliškyje 1983 m. spalio 26 dieną. Mano mama buvo mokytoja, tėvas vairavo traukinį. Nuo pat vaikystės mėgau paišyti, skaityti, nemėgau manų košės ir fizinio lavinimo. Kalbėti pradėjau 12 metų. Po to mama man pagimdė brolį. Per Kalėdas jis man padovanojo lūpinę armonikėlę. Po mokyklos pradėjau mokyti Šiaulių univere. Paskaitų nelankiau, nes susiradau draugą menininką. Mes kartu piešdavom, vaikščiodavom, gerdavom alų. Po to mes susipykom ir išsiskyrėm. Po to susiradau draugą ne menininką, filologą. Mes kartu gaminam valgį, einam į parduotuvę, bučiuojamės, tvarkomės kambarius ir nesiskiriam. Man patinka visokie surūdėję gelžgaliai, kuriuos nešuosi namo ir padedu balkone ant senos skrynios, kurį parsitempiu iš apleisto namo. Kol su draugais nešėme tą skrynę, vietiniai marozėliai pamatę mus, šaukė, žiūrėkit, satanistai neša karstą. Man patinka būti su draugais, jie yra smagus, linksmi, užjaučiantis. Ką mes veikiame kartu, ogi mes susirenkame ir šnekučiuojamės. Dažniausiai šnekučiuojamės apie katinus, kuriuos turime visi, bet kai kurie iš mūsų turi dar ir žuvytės. Ir kai jie pradeda šnekėtis apie tą žuvytės, labai užknisa. Man patinka cepelinai, kugelis, lašinukai. Ir vieną kartą atsimenu, šitas potraukis atsirado ne šiaip sau. Vieną kartą su grupe mes grojome Palėpėje, buvo repeticija ir buvo tokia peržiūra prieš koncertą. Turėjo ateiti kažkokie tai ten atstovai ir staiga mano balsui kažkas atsitiko. Ir aš išgėriau pusę butelio aliejaus. Tai taip atsirado mano potraukis riebiam maistui. Ta proga aš einu išgersiu vitaminų. Esu dirbusi mokykloje, anglų mokytoja. Labai mėgau vaikus, jie buvo labai mieli, bet mane taip nukankino, kad aš iš ten pabėgau. Dabar dirbu visai kitą darbą. Jis yra labai neblogas, man labai patinka. Labai patinka bendradarbiai, jie yra tikrai cool. Ir mūsų kredo su bendradarbiais yra nelies kitam ten, kur nenori, kad tau paliestų. Šnekant apie lietimus, turiu katiną Patriką, pravardę Petrylą. Visi draugai atėję į svečius, po to išeina kruvinom rankom. Bet vėl ir vėl sugrįžta. Nežinau kodėl. Mazochistai? Greitai grįžt tokia Julė, mūsų geriausia, mieliausia, mylimiausia draugė, kuri išvažiavo, buvo ištremta į Ameriką. Julite, mes tavęs laukiam, sugrįžk greičiau. Dar būdama mokyklai pradėjau kurti eilėraščius. Prirašiau jų tiek daug. Yra begalės sąsvinių. Suskaičiavus bendrai būtų 39,5. Eilėraščiai yra apie viską. Apie meilę, apie kūniškumą, apie gyvūnus, apie tėvynę, apie... Parke buvo tamsu, jiems rūpėjo. Taip tylu ir vėsu, ir ne vėjo. Žmonės miega, mes ne, nes mums rūpi. Rūpi viskas, kas stovi, kas tūpi, kas išeis, kas pareis, kas išėjo. Taip tylu ir vėsu, ir ne vėjo. Laisvalaikiu dažnai mėgstu išeiti į gatves, apsivilkusi juodu, ilgu, elegantišku ploščiumi. Sėdžiu ant suoliukų, mieste, bulvare, parke,
Stebiu žmonės, žiūriu juos praeinančius, kažkur beskubančius. Neretai užkalbinu. Šiaip esu gan pareigingas žmogus. Tarkim, darbe bendradarbiai pavalgo, neišsiplauna indų, tai aš išplausiu. Nepadarai darbo, aš padarysiu, eik namo, nesijaudink. Ir, tarkim, laiptinę šluoti ne mano eilė, aš iššluosiu, pritrypta. Aš glosčiau katiną lauke. Tai buvo žiema. Dabar taip pat žiema. Aš glostau katiną lauke, bet nebe tą. Koks skirtumas, kai šalta?